Jono Evangelija 20 skyrius, 11-18 eilutė. Evangelistas Jonas, ko gero tiesiogiai iš paties Marijos Magdalietės liudijimų aprašo šią istoriją, nes, kaip žinome, po to įvykio Marija Magdalietė pranešusi Jonui ir Petrui, jinai būtent juos motyvuoja irgi bėgti ir pažiūrėti tą patį kapą, galite ir sutikti tą patį Jėzų, kuris jai ištarė vardą Marija. Istorija girdėta, antrą kartą nebekartosim, visada klausimas logiškas, protingas, kuom dabar galiu aš čia praturtinti, kaip aš galiu save patį motyvuoti, kad ir aš būčiau toks trokštantis eiti, pabūti prie Jėzaus Kristaus kūno, nesvarbu, gyvo ar mirusio. Marija Magdalietė yra labai žmogiška, labai kūniška. Ne veltui šventasis Pranciškus Asyžietis ją laikė savotiškai savo mokytoja, kaip ir Pranciškus šventasis turėtų mylėti, suprasti, būti užsidegęs, norėti Jėzaus kūno, kaip norėjo Marija Magdalietė. Mums yra pavyzdys. Ir Viešpats, jeigu tavyje yra troškimas, kiekvieną dieną tiesiog negali nugyventi, nepalaikęs, nepamatęs, kaip nors neprisilietęs iš tolo, arba kaip jinai visą norėjo laikyti mokytoje. Kas gali įgalinti mus būti tais užsidegusiais Kristaus kūno sekėjais? Atsakymas – šventoji dvasia. Jėzus apie šventą dvasią ir mokiniams sakė: jums gerai, kad aš išeinu. Kai išeisiu, šventoji dvasia, trečias trejybės asmuo nužengs, primins viską, ką aš mokiau, ir jumis motyvuos tiek, kiek reikia, kad mes iki savo gyvenimo pabaigos būtumėm tokie entuziastingi, tokie atkaklus, tokie neužgesinami Jėzaus kūno garbintojai, ieškotojai, kokia buvo Magdalena. Kaip matote, po truputėlį katalikų bažnyčioje vyksta šis procesas ir ypatingai mes jau matom Lietuvoje, kitos šalis, tokios kaip Vengrija, Lenkija, Italija, jos jau turi tokias didesnės patirtis, vis daugiau parapijų, taip kaip ir dabar mūsų, užsidega nuolatos, kiekvieną dieną aplankyti švenčiausiąjį sakramentą. Žinot, kad švenčiausio sakramento malonė yra laikina. Taip kaip dabar galime mes pabūti adoracijoje, kaip galime dalyvauti mišiose, jį užuosti, paliesti, paragauti, yra didžiulė privilegija, kurios, jeigu galėtų ko nors pavydėti angelai, kai patys angelai per vieną mistiką šventą yra pasakę, tai jie mums pavydi būtent Dievą, adoruoti taip, ragauti taip, prisiliesti prie jo taip, kaip mes galime, mes mirtingieji. Ta diena, kai visa tai, ką mes dabar matome, šis pasaulis sužeistas nuodėmės pasibaigs ir būsim danguje, būsim kaip angelai, kaip sakė Jėzus, adoracijos nebebus, mišių nebebus. Bus aukščiausio lygio šlovinimas, bet toks, atrodo, primityvus būdas, kokį turime šiandien, jo niekada nebebus. Ir kiek mums liko čia gyventi? Aš manau, kad neperlenksiu, kaip sakant, neperdėsiu tikriausiai
pasakydamas savotiškai ir tokį pranašišką žodį. Kai turėsit galimybę jau būti danguje, ir mes ko gero taip irgi vakarais ten galėsim susirinkti danguje, sakysim, prisimenat 2024, 2023, jeigu būtum žinoję, kokią malonę turėjom tada, kai būdom tokie žiogai, žinai, silpni, nuodėmingi, bijantis visko, pritriekšti lygų, ten rūpesčių, finansinių. Ir kaip mes neišnaudojom tada laiko. Nors kiekvienas per Velykas skaitydavom, būdavo, Marija Magdalena, jinai mums rodė, jinai užmigti negalėdavo, neaplankius Jėzaus ir nepabuvus prie jo. Taigi atsakymas, jeigu norime išties įvykdyti viešpaties Jėzaus įsakymą po prisikėlimo, eikite visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją. Eikite pas mano brolius, pasakykite jiems viską, ką matėte ir girdėję. Jūs būsit neįgalūs atlikti tos užduoties, jeigu prieš tai bent valandėlę, dienos metu, per parą nepabūsit prie Jėzaus kojų. Jėzus ne šiaip savo tiems savo elitiniam apaštalams tą didžiojo ketvirtadienio naktį Getsemanės sode davė net 3 kartus tokią pastabą mokiniai. Jūsų išsilavinimas teologinis, jūsų žinios, jūsų kas ten tokia stebuklų darimo praktika, demonų varinėjimo praktika, gydymo dovanos, pamokslavimai, stebuklų darimai yra nulis, niekinis. Jeigu bent valandėlės nesugebėjot pabūti prie mano kojų, prie telefono pabūnat ne po 1 valandėlę, prie kvailo televizoriaus ekrano pradeginat akis nežinau po kiek laiko, plepėdami valandų, ištaškot laiką. O prie mano kojų bent valandėlės pabūti tyloj nesugeba. O tai ko stebitės? Į tas nesiseka. Į liūdesys atrodo, viską turiu, 3 mašiną iš salono perku, nėra to džiaugsmo, ką darysi, jau ir Ispanijų namus nusipirkom, į vaikai gerai, ir ten visi universitetus baigė, nėra džiaugsmo. Į juo nebus. Nes net valandėlės nepabūnė prie manęs. Ir kuom buvo, sakykime, pakrauta Marija Magdalietė? Buvimu prie Jėzaus kūno. Aleliuja! Mėlieji, susikaupiam, dar kartą, pabandykim. Noriu, kad visi, kurie dabar čia esat, rytoj būtumėt 4 valandą. Būdintis, pasiruošę, apsivilkit geriau, jau kam šalta, prieikit prie manęs, uždegsim elektrinius žibintus, pačirškinsim kaip viščiukus ant tų raudonų lempų. Žinokit, visos sąlygos sudarytos, jūs tik tai ateikit. Ir kaip sakė Jėzus vienam benediktinui kunigui, jūs tik kaulus savo atneškit, o visą kitą aš padarysiu. Amen.